Sveiki, mėlyjeji. Sekanti savaitė, pati mistiškiausia metuose savaitė, Velykos dar aišku, bet tikrai labai stipri savaitė. Tai Kalėdų savaitė, tai tas mistinis laikas, tas lygiadienis jau dabar, kuriais ir visa ta kalėdinė mistika ir tas virsmas į ilgėjantį laiką, ilgėjančias dienas ir ta kalėdų nuotaika, ta šventė. Tegul pasako šitos kortos labai jum svarbius dalykus kitai savaitei, ką reikia žinoti. Ką reikia žinoti visiems zodiako ženklam, visiems žmonėm. Kortų mistika parodo, čia truputį tokia raganiškos kortos ir tegul ta mistika jums pasako tuos dalykus, kuriuos jums reikia išgirsti, kurie galbūt jums labai svarbus, kad ką primintų, įspėtų, patartų, ką reikia jums atsiminti, ką reikia susimastyti ir kas jūsų gyvenime galbūt svarbiausia yra už viską svarbiau. Ir ką jums reikia sužinoti. Paklauskim šitų stebuklingų, šitų gražių, šitų kalėdinį būrimą. Čia yra labai stipri korta ir rodo svajonę. Svajonė jūsų tikslą, jūsų kelią, jūsų čia žmogus laiko tą stebuklingą rutulį, tą tokį kur nori pamatyti savo ateitį, kur nori pamatyti savo tą gyvenimo kelią. Taurių tūzas. Taurių tūzas taip pat sako, kad jums reikia kažką tai startuoti. Tūzas tai galimybės, tai tūzas tai kažką tai jausmų srity, kažkas jums labai aktualu ir svarbu. Ir imperatorė, kažkas nori turėti savo gyvenimo moterį. Kažkas, kas žiūri, moterys nori būti ta mylima, dievinama, branginama, pati brangiausia ir švenčiausia moteris savo vyrui, savo gyvenimo partneriui. Septynetas taurių. Daug kas, čia yra septynetas svajonių korta, tų iliuzijų korta, kitą kartą net tokio miražo korta, kur galbūt norit kažką tai gauti, bet to nenupirksi šitų dalykų, jokius pinigus, jokius turtus. Čia moteris prašo taurės su širdim, ji rodo taurę, kur širdis. Nerodo, kur pinigai, namai, ten knyga, išmintis, čia visokie kardai ar kažkas tai tokio. Jinai nori meilės, jinai nori švelnumo, ji nori to savo brangaus žmogaus. Galbūt ta moteris vyrų gyvenime, kurie mane žiūri, yra, kuri dovanosim tokią meilę, arba pati esat ta moteris žiūrinti man už tą būrimą, kažkam pasiruošusi dovanoti savo širdį. Taip, toliau paklausim, ką toliau šnekės šitos kortos. Taip, ir čia žmogus, kuris nusivylęs, jau jo tuščios taurės išgertos ir jis turėjęs daug meilės bandymų. Čia yra 3 tuščios taurės, čia yra jausmų korta. Čia, ištisai rodo kažkokią jausmų grandinę ir jam atneša padavėjas dar pilną vieną taurę, dar galimybę
kažką tai labai mylėti ir kažką labai labai brangaus gauti. Pentaklių tūzas tai yra tas gyvenime įvykis, kur galbūt sušuksit Eurika. Galbūt tai yra tas, ko jūs labai labai svajojot ir tas didžiausias turtas. Kažkam bus finansinė sėkmė, galbūt kažkam ateis dideli pinigai, o galbūt tai ateis pats brangiausias jums dalykas gyvenime, tai jūsų artimas gyvenimo žmogus. Ir mistika tava mėnulio karta rodo, kad mistika egzistuoja, prašykit ir bus duota. Galvokit, svajokit, ar tai svajonės pildosi, mėlieji, tik tai nebijokit svajot, nebijokit norėti ir švęsit. Saulė tai yra ta kritų korta, kuri rodo, kad jūs pasieksit viską, ką trokštat gyvenime. Jūs gausit viską, kas vaikelio labai norėtų susilaukti, turės vaikelį, kas nori būti laimingas, švęsti gyvenimą, džiaugtis gyvenimu, sveikata ir visko, taip pat gaus. Kita savaitė yra tokia, kuri padovanos daugam kažką tai labai, ir šie metai ateinantys tokie mistiniai ir kalėdos jau virsmas į tos naujus metus, jau prasidedantys ta metų ciklas besikeičiantis link, taip pat rodys jum sėkmę. Ir žąslų rodo, kad jūs jau esat pasiekę tą lygį, kad užsitarnavot, užsidirbot tuos visus likimo dovanas ir esat, judėkit į priekį. Jūs jau galite judėti į priekį ir gauti tą, ką jums likimas nori duoti. Ir eikit į tą savo svajonę, nežiūrėkit, kad buvo ir nesėkmių, buvo ir kažkokių nusivylimų. Jūs tiesiog turit eiti į priekį, turit pasiekti tą savo rezultatą. Jeigu judėsit, jūs tada jį pasieksit. Ir eikit į priekį. Išsidulinimas, gyvenimo išsidulinimas, visų savo idėjų. Pereikit į naują lygį, pereikit į tą, ką svajojot, siekit savo svajonių, nebijokit jų. Dabar dar paklausim šitų. Čia yra kortos, kur atrakina 78 duris į jūsų laimę, į likimą ir į visą, ką jums gali pasiūlyti ta visata, Dievas, angelai ar kažkas tai to, kuo jūs labai tikit ir iš ko galima tikėtis, to ezoterinio, to palaikymo ir kur gali atsiųsti jums visas jūsų svajonių išsipildymą, visų jūsų svajonių išsipildymą. 10, baigėsi jūsų problemos, baigėsi jūsų visos kančios, jūs išeinat į savo naują lygį ir taip kardų karalienė, jinai gali pasvajojusi, pagalvojusi užsisakyti viską, ką ji nori. Tai kiekviename žmoguje yra ta kardų karalienė. Ir švęsit savo gyvenimą stabiliai, gražiai, turėsit savo sočius namus, būsit ramus ir patenkintas. Viskas bus labai gerai, valdysit jūs savo pasaulį. Pentaklių tūzas tai yra tas žmogus, kuris valdo. Moteris laiko ryšulį raktų nuo savo namų, nuo savo seifo, nuo savo turtų, nuo savo gyvenimo, nuo savo laimės, viską laiko savo rankose. Mylėjai, linkiu jums gerų kalėdų, linkiu jums laimės, sėkmės
ir visko, ką tik tai galit pasiekti savo svajonėse. Jeigu jūs pajudinsit pirštą, pajudėsit į priekį, tegul taip ir vyksta. Dar paklausim paskutinį kiperkortų, ką jums įspės. Įsivalykit savo gyvenimą, įsivalykit visas šiukšles, palikit. Tai kaip prieš šventes namus tvarkotės, valotės, taip įsivalykit ir savo likimą, savo širdį, savo dūšenų, to skausmų ir uždarykit duris. Eikit su šypsena į savo gyvenimą pirmin ir bus viskas labai labai gražu ir gerai. Linkiu jums to iš visos širdies. Dėkoju už laikus ir prenumeratas, mėlėjai. Aš su jumis. Būkit laimingi visi.